Tai sveiki kolegos, pradedam mūsų posėdį. Ir pirmas klausimas dėl darbotvarkės. Ar turėtumėt kokių nors pastabų, klausimų, pasiūlymų? Aš noriu pasiūlyti sukeisti ataskaitą svarstymą su pirmo klausimo, bet dėl to, kad turi išvykti pranešėjas 2 valandą, tai čia nieko nepardismus. Jeigu teikiamos ataskaitos, tai jeigu perkelti antrą klausimą, ar galim susitikti? Taip, daugiau nėra. Tai galim bendrus sutarimus priimti darbotvarkę. Ačiū. Tai tradiciškai, kad aktualijų Mūsų, kaip žinot, pagrindinė aktualija baigėsi Eurovizijos konkursus, kur šiemet, sakykime, pavyko mūsų nuomonė bent žiūrimumo prasme geriau negu ankstesniais metais. Buvo jau šiek tiek atsinaujinę ir panašus dalykai. Dėl visų kitų mūsų namų darbų, kad viskas pagal planą, kažkokių ypatingų įvykių nebuvo. Galim pasakyti, kad paskelbtas laidų konkursas ir sulaukėm susidomėjimo šiemet didesnio, patau tikėsimės, kad bus ir ne tik susidomėjimo, bet ir turinio tame susidomėjime įdomesnė. Čia, kaip žinot, kad paskui reikės mums atsitarti, tai ryt kviečiamas atstovas į Seimo švietimo komitetą, tai aš pasiruošęs jeigu taryba neprieštaraus, sudalyvauti. Čia turėsim pakalbėti ir tada aš noriu pasiūlyti reiškia tarybai, kadangi aš dar turiu šitą pasakyti, bet toliau LRT auditorijos pokyčiai. Tai pagal mūsų sutartį su PNS Gelo, tai yra komercinės paslapties elementai ir tarybai reiktų apsispręsti. Tai nieko, kaip žinot, nėra kažko būtų slapto, bet mūsų sutartinis įsipareigojimas kitai šaliai, tie duomenys nėra teikiami kitur, tai čia taryba taip apsispręs. Taip ir galėsime daryti, arba tiesiog šiandien nepristatinėti to. Ir tokie momentai, tai jeigu kokių būtų klausimų, tai aš turiu pasiruošęs. Taip, gal Rimvydas Paleckis dar ką nors, arba sportos turiu. Aš galiu patikslinti, kad Eurovizijos finalas buvo žiūrimas vietomis iki 40% auditorijos, tai yra beveik kas antras metu įsijungęs televizorių žiūrėjo Eurovizijos finalą. Tikrai žiūrimų senai neturėjome, Raudaras ten detaliau papasakos. prašau, kokių klausimų? kas norėtų klausti dėl aktualijų? Nėra klausimų. Tada buvo pasiūlymas, kad pirmo klausimo antra dalis būtų svarstoma uždarame posėdėje, kadangi bus pateikta riboto naudojimo informacija. Ar turime balsuoti, ar galim bendrų sutarimų? Bendrų sutarimų. Čia jūsų pasiūlymas. Taip, ar yra prieštaraujančių? Ne. Nėra? Tai šitą posėdžio dalis uždara ir prašytume žiniasklaidą ir kitus svečius leisti mums toliau posėdžiauti, kai bus vėl. Paklausti galima? Taip, prašau, paklauskite. Ačiū. Vienintelį argumentą dėl slaptumo aš išgirdau. Jeigu tai yra tai nėra kažkokios paslapties valstybės ar dar koks klausimas,
Tai yra Tai yra komercinė paslaptis, yra nustatyta tvarkoje ir taryba priėmė sprendimą. Tai dėl sprendimo aš prašyčiau... Ne, jeigu leistumėt pabaigti klausimą. Ne, tai aš tiesiog bandžiau atsakyti jums. Aš dar nepasakiau. Tiesiog ačiū už jūsų pastangas, bet norėjau pirmą paklausti. Klausimas yra toks, jeigu tai yra sutartinis klausimas, kuris nėra joks valstybės paslaptis, tai yra valstybės pinigų naudojimo klausimas, tai jisai nėra, aš noriu tai atkreipti dėmesį. Jeigu dėl to jūs skelbėt uždarą posėdį, taip, tai ačiū už jūsų nuomonę. Prašytume leisti mums toliau posėdžiauti. Tai bus atviras klausimas, mes vėl pakviesime. Kada? Maždaug. Sunku atsakyti iš tikrųjų. Ačiū.